Problemos iškylančios senelių namuose ir jų sprendimo būdai. Patirtimi dalinasi Kauno Panemunės senelių namų direktorė Aldona Krinickienė. Esu Aldona Krinickienė, Kauno Panemunės senelių namų direktorė. Įstaigoje dirbu nuo 92 metų. Per šį laikotarpį iš tiesų įvairių teko patirti reformų. Dirbant šioje srityje pastebėjau, kad įvairių problemų, kurias dalinai galima spręsti, dirbant ir įstaigos viduje. Tai gal galite papasakoti trumpai, kokios problemos dažniausiai iškyla senelių namuose ir jo sprendimo būdus? Kaip jūs sprendžiate arba dabar bandot išspręsti? Šiai dienai tai turbūt būtų didžiausia problema visuose globos įstaigose. Mes turime būtinai keisti darbo kryptį. Jeigu iki šiol buvo į globos įstaigose, dar prieš 2 metus buvo siunčiami gyventojai, kurie galėjo gyventi ir savarankiškai įvairaus lygio, šiuo metu siunčiame tik tai dalinai savarankiškai arba visiškai nesavarankiškai. Tai reiškia, jeigu paprastai sakant, tai reiškia pagrindė slaugomi gyventojai. Štai mes turime vietoj socialinio darbo, šalia socialinio darbo, taipogi išmokti dirbti su slaugomais gyventojais, slaugyti juos. Dėl to mes labai džiaugiamės, turėtume padėkoti Kauno savivaldybei, kurie tikrai supranta mūsų poreikius ir mes pagal normatyvus įrodėme, kiek pas mus įslaugoma gyventojai, mums įvesti yra papildomi etatai. Vyriausybė skyrė prieš 3 ar 4 metus pastato rekonstrukcijai lėšų ir šiuo metu pas mus yra įrengtas tikrai puikus slaugos skyrius, kuriame galime teikti slaugos paslaugą žmonėms su visiška negalia arba kaip dabar gyventojai, kuriems reikalinga nuolatinė slauga. O gal galite papasakoti apie savo skyrius, pavyzdžiui, apie demencijos skyrius, jisai vadinasi lyg tai nepamiršk atminties. Taip. Kaip apie jų gyvenimo kokybę, kaip vyksta darbas? Taipogi pastebėjome, kad kažkaip tai mes gyventojai, senatvė tai normali senatvė, kad atsiranda užmaršumas, kas yra senatvė. Viena iš tų padalų yra užmaršumas. Ir kažkaip tai tam yra reikalingas atskiras darbo kryptis su gyventojais, tai yra sergantį senatvėje demencija. O senatvėje demencija, lietuviškai sakant, yra senatvėje silpnopratystė, kurie vienaip ar kitaip jau virš 70 metų kiekvieną seniorą gali paliesti ir dalinai ir paliečia. Dėl to mes taipogi kreipėmės savivaldybę, kad būtų leista įvesti tokį skyrių, tai yra pilotinis projektas. Mes pirmieji Respublikai įvedėme globos įstaigoje gerontopsichinių sutrikimų skyrių arba demencijų skyrių. Kadangi jis toks pavadinimas, gal ne visi seniorai tai supranta, mes jį pagalvojame, kad jį vadinsime viduje nepamiršti atminties. Tai yra pagrindas žmonių, kad jie nepamirštų, stengtumės, kad jie nepamirštų atminties. Ar bent jau taip dalinai stengti sustabdyti. Mes negalime išgydyti šios baisios ligos, kuri paliečia daugelį pasaulyje seniorų, bet mes jau įvairiom medikamentinėm priemonėm bandome ją pristabdyti. O sakykit, kokios problemos iškyla būtent šitame skyriuje su žmonėms sergantiems demencija, dažniausiai, ar sunku labai? Žinot, problema būtų tokia pirmiausia, tai vis dėlto tarybiniais laikais turi pasakyti, ta visa ideologija perė jų statomų net ir senelių namų, vis dėlto, kad yra nemirtiki, šitas pastatas yra statytas karo ir darbo veteranam. Statytas dar tik tai 23 metai, tai būtų vienas iš naujausių pastatų, bet visiškai nepritaikytas žmonėms su negale. Tai yra žmonėms, kurie vaikščiotų su vežimėliais, kurie galėtų patys savarankiškai važiuoti į tualetą, ar apsiprausti ir taip toliau, arba išvažiuoti į užsiėmimus, tamsus koridoriai. Tai mes dėl to turėjome taipogi stengtis, kad apšvietimo sistemą derinti, taipogi tvarkyti, kad galėtų patys gyventojai eiti į kasdienes patalpas. Taip, tam ieškojame lėšų, savivaldybė skiria lėšų ir jeigu pirmam aukšte visi pritaikyti, antram aukšte demencijų skyriui taipogi palaipsniui sutvarkome tuos skyrius. tą skyrių ir tas patalpas, kurias išvardinom. Taipogi mes paskirti etatai psichologo, socialinių darbuotojų papildomai, demencijų skyrius vadovė, kuriam vadovauja medicinos mokslo daktarė gerbiama Odeta Kučikinė. Tiesiog įvairiai stengiamės padėti tam žmogui ir kaip matėte, tiesiog akivaizdus rezultatai, kurie tiesiog džiugina mūsų širdį. Mes girdėjom, kad pas jūs yra dienos centras, kam jis yra skirtas ir kaip jisai dirba?
Taip pat pastebėjus, kad senjorai, dauguma ateina gyventi, kažkaip nėra pasiruošę gyventi senelių namuose. Ir taipogi yra, dėl ko kiti nori patekti į senelių namus, kadangi jie nori spręsti vienišumo problemas. O tai yra vis dėlto globa, senelių namuose yra labai brangiai kaštuoja. Dėl to prie mes vykdė pirmieji Respublikoje, prie senelių namų, italų organizacijų, visuomeninių organizacijų pagalba, įsteigėme dienos centrą senyvo amžiaus asmenims. Tai yra šalia mūsų, kaip būtų kaip filialas, Pušų gatvė 6. Lankosi apie 30 senjorų, dienos metu atvažiuoja. Jie gauna įvairias paslaugas, socialinį darbą, psichologo, maitinimas kartą į dieną. Ir svarbiausia, tai sprendžia vienišumo problemas. Tai yra kaip būtų savitarpio pagalba. Jie susipažįsta tarpusavėje. Turime net 2 vestuvės iš tų senjorų, jų tarpo susipažino vieni su kitais, kad ir labai džiugina. Įvairios ekskursijos. Ir aplamai, tai man džiugu, kad ta programa puikiai dėl to, kad jie šeštadienį, sekmadieniais būdami namuose nesulaukia pirmadienio, kad jau susitikti, bendrauti. Tai yra jaučiasi, koks yra vienišumas, senas žmogus, kuris namuose daugumoje yra vienišas ar neturi artimų, jeigu turi artimų, jie gal neturi laiko įsijimti su juo. Ir labai puikus problemos sprendimo būdas. Antra, mes įsprendėme tai, kad yra vienišas žmogus, palaipsniui pamato, adaptuojasi, pamato, jeigu jam ateityje teks surišti gyvenimą su senelių namais, jo tai negazina, jis jau žino, jeigu pateks į senelių namus, koks čia gyvenimas, kas jo laukia, ir iš to dienos centro jau 2 lankytojai jau gyvena senelių namuose. Ir labai džiaugiamės ir manau, kad kiekviena globos įstaiga patari kiekvienam turėti prie senelių namų, tai yra, kad būtų dienos centras. Ir antra, savivaldybė tai yra labai, palyginus daug pigesnis variantas, negu atskirai skirti lėšų dienos centrui. Viena administracija, buhalterija, mityba, darbuotojai, psichologai, tas pats ir dienos centrais, ir mūsų ilgalaikės socialinės globos, kineziterapeutas, čia pastaruoju metu jie dabar pradėjo vaikščiojimas lazdomis, vėl jau 2 metai jie lanko, įvairių jie sugalvoja dalykų ir aš tiek labai džiaugiuosi, o mūsų seneliai pasitė, bet taipogi dalyvauja tuose programuose. Sakykite, o kokius galite duoti patarimus šeimoms, kurie turi pagyvenusių žmonių arba asmenų, kurie serga demencija, kaip juos pritraukti, čia gal kažkas nežino apie jūsų namus apskritai, arba kaip namų sąlygose prižiūrėti, gal yra kažkokie patarimai, arba tiesiog yra konsultacijos kažkokios. Tiesiog aš tai didžiausia užuojauta sakau žmonėm, kurie namuose turi asmenys sergantys senatinę demenciją. Tai yra nepaprastai sunki liga. Ir iškankina emociškai ir įvairiais, iš artimuosius, taipogi ir tą patį senuką sergantį šią ligą. Iš tiesų, jis 10 kartų gali tą patį klausti, ateiti, ir 100 kartų vėl prisiminęs, vėl gali apšmeižti artimą, pasakyti, kad jam valgyti neduoda ir taip toliau. Sakyčiau, kad artimieji turėtų pirmiausiai tai daugiau domėtis. Daugiau domėtis, kas yra senatvė, daugiau domėtis, kas yra užmaršumas arba senatvė, demencija, tai silpnaprotystė. Reikėtų jam padėti. Pirmiausia, tai sakyčiau, kad turi būti sprendžiama, tai yra, jis neturėtų būti palikamas vienišas. Dėl to yra įrengiami dienos centrai, dėl to taipogi prie mūsų bus, mes šiais metais tikimės laimėti konkursą dienos centrą su senatvė demencija įsteigti. Stenkitės, kad jis dalyvautų įvairiuose renginiuose. Nes tik tai taip mes jį stengsime, kad jis neužmirštų tos pravdus, kuriuos žinojo. Nes naujų dalykų jis jau tikrai neišmoks, bet bent jau sugebės apsirengti, pabendrauti, ypač pastebėjau dėmesiškai gyventojai moka dainuoti, eiles, kokias anksčiau atsiminė vaikystėje, jaunystės prisimena. Tai dėl šito patarčiau, jokių būdų ant jo nepykti. Negalima pykti, jisai kaip boružytė, tai ką ant jo pykti, jeigu jis neatsimena. Įsivaizduokit, juk yra patarlė, kad senas žmogus grįžta į vaikystę. Tai to jūsų tėvelio, senelio, tai yra sugrįžimas į vaikystę, jis tampa vaiku. Bejėgių, kurį vėl reikia mokyti iš naujo, priminti, kad tėvelį reikia apsirengt, tėvelį nepamiršti ten į tualetą, tėvelį priminti, kad tu turi nutraukti vandenį. Pastoviai apie tai reikia kalbėti kaip su vaiku ir jokių būdų nerodyti jam grubumo, šiurkštumo, nes jie labai tai jaučia. Tai tokie mato būtų patarimo. Šiaip tai sakyčiau, būtinai ieškokite bendruomenių, kurie galėtų dalyvauti įvairiuose renginiuose ir siekitės juos nuvežti į tuos renginius, jeigu tik tai jums suteikta galimybė. Pagyvenusių žmonių, kurie čia pas jūs gyvena, apie jų gyvenimo kokybę, ką nors galit papasakoti taip
iš arčiau? Žinote, iš tiesų, kai pagalvoju, gyvenate iš čia mūsų globos įstaigose, aplamai globos įstaigose, tai yra tikrai labai gyvena gerose sąlygose, palyginus su tais gyventojais, kurie gyvena namuose. Iš tiesų, nuo pat ryto jau mes jį pradedame rūpintis. Iš pat ryto mes jau rūpinasi, ar jie laiku atėjo į valgyklą, primenam, jeigu nenuvežame jos. Jų laukia karšti patiekalai, kiekvieną dieną pasikeičia, kiekvieną dieną skirtingas meniu. Taipogi kiekvieną dieną jam būna užsiėmimai. Kiekvienos dienos užsiėmimai būna, kurie primenami, kuriuos jis gali lankyti ir raginama, kad juos lankytų. Jeigu pirmadienis jie būtinai susirenka pasigaba, kas geresnė senjora, ten mes išvežama jėgą apsipirkti, mes nuvežama į prekybos centrus. Mes jos visokios muzikos terapijos, jeigu nori padainuoti, psichologai įvairius užsiėmimai, grupiniai, taipogi individualus yra, kineziterapeutai. Tiesiog stebuklus, mūsų kineziterapeutai buvo puikus pirmasis Linas Baltušis, kuris dėja išvažiavęs dabar į Airiją, jam perdam linkėjimus, reiks matys šią laidą. Šiuo metu irgi puikiai yra kineziterapeutė Aurelija Čižaitė, taipogi magistrė. Tiesiog stebuklai, du žmonės visai apleisti, atvežti ne šiaip su vežimėlį, atvežti su slaugos lova. Dabar sugeba patys išvažiuoti, patys išvažiuoja su vežimėliu. Tai yra tikrai atstatomieji darbai puikus ir aš tiesiog didžiausią pagarbą sakau savo darbuotojams, kurie tikrai užsiima su jais. O gyvenimo kokybė, tai kaip matote, priklauso nuo viso kolektyvo, kurie visi supranta vienas kitą, kad dirbame komandą. Jeigu žinome, kad yra užsiėmimas, tai socialiniai darbuotojai, slaugytojai, tai žino, kad į tos užsiėmimus reikia raginti senukus, kad jie dalyvautų. Jeigu yra renginys, irgi taipogi raginti atvežti juos. Nežinot, savaime aišku, senatvė tokia, kad jis jau aptingsta, jis nenori dalyvauti, jam skauda visur, kol prikalbinį atvežė, bet po to, po renginį arba po užsiėmimą, jie paskiau labai džiaugiasi, labai džiaugiasi, kad jie atėjo į tą užsiėmimą. Tai toks ir mūsų būtų darbas, kad jau būtų gyvenimo kokybė, dėl to taipogi mes visą komandą turime raginti, kad jie dalyvautų mūsų reikalus.